Sveiki bičiuliai. Na ką, savo TikTok paskyroje nusprendžiau sukurti naują rubriką Ryškim kartu. Rubrika, kurioje per savo filmuotus video jums parodysiu, kaip aš rišu įvairiausius mazgus, kaip montuoju įvairiausias sistemėlės žūklei. Tad po vakarykščios žūklės poledinės nusprendžiau parodyti, kaip reikia surišti avižėlę, gaudant su balalaika. Nes dauguma žvejų, jaunų žvejų, nepatyrusių, nelabai moka ir nelabai žino, kaip turi taisyklingai stovėti avižėlė, kad ji veiksmingai veiktų nuleidus į vandenį. Taip, tad mums reikės valo. Valas biškis storesnis, tam, kad tikiuosi matysis viskas. Didesnė avižėlė ir žirklutės. Taigi, pirmiausia, imam avižėlę taip. Valą kišame iš viršaus, ne iš apačios. Pratraukiam, padarome kilputę užlenktą. Su dešinė ranka paėmam už kilputės ir už kabliuko. Biškelį dar pratraukim daugiau. Turime taip. Kaip matot, valas iš viršaus. Šitą galą, kuris yra likęs, sukame 5 kartus aplink kabliuką. Trys, 4 ir 5. Prilaikant, perėmame avižėlę į kitą ranką ir šitą galą, kuris yra likęs, perkišam per kilputę 2 kartus. Su storesniu valu biškį sunkiau yra padaryti. Perkišę, perėmam avižėlę į dešinę ranką ir šitą kitą valo atkarpą po biškį prilaikydami avižėlę tempiam. Tempiam. Ir matot, puikiausiai užsiverž. Ir dabaigiant užtempiam. Paimam už abiejų galų. Aišku, mazgelį dar padrėkinam ir užtempiam iki pat galo. Štai, surišta puikiausiai avižėlė. Nukerpam nereikalingą valo dalį. Ir avižėlė turi stovėti va būtent taip. Ne taip, bet va šitaip. Tai ką, tikiuosi padėjau pradedantiesiems žvejam. Tai ką, laukit tolimesnių mano video ir susitiksim rubrikoje Ryškim kartu.